Gal pradėsiu šiek tiek iš toliau, nes bus jums labiau suprantama. Iškai, vartojant bet kurį augalą mes turime matyti ligonį ir jo lygą. Ne tik lygą, bet ir ligonį. Iškai, koks jisai, stambus, smulkus. Karštos kojos ar šaltos kojos. Iškai, koks metų laikas, kokia mėnulio fazė. Čia yra gyvosios gamtos elementai ir jie reikalauja prisiderinimo prie visų ritmų gamtos. Iškai, vienu metu gali turėti, ar yra mėnesinės, ar nėra mėnesinės. Tas pats augalas mėnesinių metu gali visiškai neduoti tokio rezultato ir net priešingai. Iškai, daugeliu atveju mes visada turime, pažiūrėjau, žiūrė. Toks vienas iš tokių, sakykime, nemūsiškų yra indėnų augalas, kuris buvo naudojamas apsinuodijimo atvejais arba kada įgeria gyvatė arba skorpionas Amerikos indėnų, sakykime, gentyse. Iškai, tikrai dabar apie jį daug rašo, gal, nežinau, žinot ar nežinot šitą augalą, girdėjot, negirdėjot, bet kadangi dabar gripas, jūs turėsite jį girdėti, nes apie jį kalbės, nes ežiuolė tai yra augalas, kuris turi imunomoduliuojančių savybių, stiprina imunitetą, moduliuoja labiau, teisingiau būtų pasakyti imunitetą. Nes yra ligų, kurios iš tikrųjų reikėtų vengti stimuliuojančių imunitetą medžiagų, nes yra autoimuninės ligos, kada žmogus neatpažįsta savo organizmą ir naikina jį. Kokia Bechterevo liga, jeigu žinot. Tai žiūrė, sakykime, šitoje situacijoje imunitetui stiprinti 8 savaitės gerti, nes tai yra pakankamai ilgas laikas. Dar daugiau pasakyčiau, kad čia reikėtų pagalvoti, kad imunitetas pas žmogų formuojasi realiai įvairiais duomenim nuo 14 iki 21 metų. Reiškia, mes turėtume grįžti atgal, pagalvoti, kas suformavo žmogaus imunitetą, ar galima per trumpą akimirką mes suformuoti imunitetą arba taip stimuliuoti, kad jisai pradėtų gintis normaliai. Reiškia, tuo labiau, kad tas žmogus gal per gyvenimą vartoja antibiotikus, hormonus ir taip toliau, nes ir kai kuriuom ir vaikiškom ligom. Tai ežiuolė, pavyzdžiui, kada vartoja 8 savaitės, kada statyti imunitetą. Visiems žmonėms tai galėtų būti normalu, nes tai yra kraujo tonikas, stiprinantis kraują, gerinantis kraujo formulę. Bet jeigu varto žmogus 8 savaitės, kuris yra smulkus, sudžiūvęs, susiraukšlėjęs, kuriam yra šaltos kojos, šaltos rankos, kuriam yra žemas kraujo spaudimas, tai reiškia nebūtinai senas, nes pasakau, kad jis raukšlėjęs, bet tam žmogui ežiuolė išsekins kraują, bus kraujo anemija. Ir mes vietoj to, kad turėtume rezultatą gerą, tai pastiprintume savo imunitetą, kad galėtume kovoti prieš infekciją, ar virusinę, ar bakterinę. Mes iš tikrųjų realiai turėsim tik pabloginančią savo sveikatos situaciją. Ir ežiuolė padarysim tokią didelę meškos paslaugą, kad nusilps kraujas ir mes iš tikrųjų tada sirgsime, gal sunkiai galėsim sirgti ir mes būsim perpučiami vėjo ir iš tikrųjų labai jautrus bet kam. Ir jeigu susinervuosim, jeigu iš tikrųjų kažkas dar papildomai vyks ir užsikrėsim kokiu virusu, tikrai sunkiai sirgsim. Matot, visiems tinka, o vienai grupiai visai netinka. Nors atrodytų, kad žmonės visur turi tą pačią fiziologiją, bet mes esame skirtingi. Jūs pasižiūrėkit, kai vienas stambus, kitas smulkus, kitas vidutinis, kitas daug pigmentinių dėmių turi. Rytų medicina visada, ir mūsų viduramžių medicina daug buvo kalbėdavo apie temperamentus, kas tinka flegmatikui, tas netinka cholerikui. Reiškia, senosios rytų medicinos įveda apie 10 konstitucinių tipų, kaip sakė, žmonės vėjai, žmonės tulžis, žmonės gleivis. Vienas gleivis žmogus yra gražių dantų, gražių akių, stambus, viskai save kaupintis, jam būdinga cistų formavimas, auglių formavimas. Jo medžiagų apykaita visada lėtesnė. Užtat, kada gydai tą žmogų, visada turi galvoti, kad galbūt reikia į mišinį augalų pridėti skatinančių medžiagų apykaitą, kad jam būtų biškį stipresnis poveikis ir taip toliau. Ir visada, kada renki augalus, tai visą laik turi pagalvoti, koks tai yra žmogus. Nes tas turgaus dėsnis, kad man, pavyzdžiui, labai padėjo nuo sąnarių ir tau padės nuo sąnarių, nes tai lygiai taip pat skauda, yra neteisingas. Kas liečia gyvąją gamtą. Kas liečia negyvąją gamtą, sintetinius preparatus, mes iš tikrųjų turim labai gerai suprasti, kad daugelis iš jų yra kaip gesintuvai gaisrininkui, kada reikia gesinti gaisrus. Ir jeigu kalbėti apie šiuolaikinę mediciną, viena pagrindinių šiuolaikinės medicinos užduočių yra gesinti gaisrus, nes dažniausiai žmonės ir kreipiasi, kada jau gaisras.
Jinai nelabai pretenduoja į gydymą, nors mes tai galim vadinti kaip pirmąją gydymo dalimi. Aukštas kraujo spaudimas, reikia mušti kraujo spaudimą, nes yra pavojus, sakykime, visai kraujotakai ir širdžiai ir smegenų kraujotakai ir širdies visai kraujotakai. Bet mes gydyti kraujo spaudimo vaistais juk negalime, čia juk ne gydymo sistema. Tai reiškia, mes tik tai nuimam simptomą, o toliau reikia ieškoti priežasčių. Kas ieškos priežasties? Kas gilinsis taip į žmogų, iš kur atsiranda tas pakeltas kraujo spaudimas? Nes visą tai, ką daro organizmas, jis daro labai sąmoningai, tiksliai, kad išgelbėti gyvybę. O mes kartais gydydami mes slopinam šitą norą išgelbėti gyvybę. Reiškia, mes mušam kraujo spaudimą, vadinasi, ta mityba, kuri buvo sutrikusi kažkokiam tai organe, ir toliau triks, ir toliau tas organas stengtis didėti, kad gauti daugiau galbūt tos pačios kraujotakos, nes mes numušėm kraujo spaudimą, jau nepapatenka kraujas, yra kažkokia tai problema, mes josgi nesprendžiam, mes tiesiog paimam paprastai ir numušėm kraujo spaudimą, nes kenčia visi mūsų organai ir mes neblogai jaučiamės. Reiškia, ką daryti? Ar rytų medicina vis laik sakoma, senoji kino medicina sako, mušti kraujo spaudimą, kaip ir mušti temperatūrą, yra nusikaltimas protui. Reikia įvertinti, kad visą tai, jeigu tave išberia, tai yra per odą valosi organizmas, matomai yra toksinai, kurie turi inkstai ir kepenis, nebesugeba susitvarkyti. Ir mūsų šiuolaikinė medicina tą daro, labai nuosekliai tvarkingai, jinai iš tikrųjų gelbėtoja, jinai iš tikrųjų gaisrininkė, iš tikrųjų labai reikalinga ir visa kita. Dažniausia, klasikinis mūsų šiuolaikinės medicinos pavyzdys, tai yra pats garbingiausias medikas yra chirurgas. Jisai labiausiai gali mums padėti, sušoperuoja mūsų organus, mes po to dažniausiai geriau galbūt jaučiamės, bet jis neišsprendžia problemas. Jis išima mūsų organus ir mes tada galim turėti didelių pretenzijų tai, kad mes galbūt gyvensim, kad mes turime turėti irgi viską labai gerai, išoperavo tulžies pūslę, išsprendė problemą, nėra akmenligės priepuolio, bet ar pati problema juk kepenyse? Juk pati problema tame, kad kepenis blogai dirba. Gal yra, sakykim, tos melancholiškos kepenis, kurios paskui vesi depresinius reiškinius, nes depresija yra kepenų liga. Kurios vesi reiškinius, kad jau nebus gerai įsisavintas vitaminas A, karotinoidai. Ir mums tada pradės sausėti oda, karštėti, galbūt padai. Mes pradėsime jausti, sakykim, kitus padarinius virškinimo trakto sutrikimo. Nes mes neišsprendėm problemas, mes nepakeitėm mitybos, mes nepakeitėm savo elgesio. Ir šitoj situacijoje, dėl ko norėčiau pasakyti esminį dalyką, kad reiškia, gydant žmogų iš esmės reikia gydyti jo gyvenimą, reikia gydyti gali tik pats žmogus save. Ir tos pretenzijos į gydytojus, kada mes žiūrim ir juos ir sakom, jūs turite man padėti, man aukštas kraujo spaudimas, tai gydytojas turi parašyti, reiškia, ką žmogus turi daryti, ką valgyti, ką nevalgyti, pagal tai, koks jis yra. Kiek vandens gerti, kiek negerti. Nes jeigu jis pasiūlys gerti 3 litrus vandens, kad ir vyresniam žmogui smulkiam, jam atsiras irgi neigiamų reiškinių, nes, sakykime, mes įsivaizduojam, kad vyresniam amžiui noras gerti yra sumažėjęs ir mes sakom, kad būtent reikia daugiau skysčių gerti, bet mes turim pažiūrėti, kam reikia gerti ir kam negerti, kaip žmogus atrodo. Suprantat, labai yra subtilūs dalykai, kuriuos senosios medicinos suteikia daug dėmesio. Mes nebeturim nei galimybių, nei laiko.